Labas, aš esu tėtis Simonas Urbanas ir kviečiu tave kiekvieną antradienį 19 val. Žiūrėti tinklalaidę Tėvai paprastai. Tinklalaidę rasite Tėvų darželio portale www.tevūdarželis.lt, TV3 Play ir tv3.lt. O ketvirtadienio vakarą tuo pačiu metu ir Tėvų darželio YouTube kanale. Sveiki įsijungę Tėvai paprastai, aš tėtis Simonas ir kaip vis laik studijoje esu ne vienas, nes turiu nuostabių svečių, seniai laukiam ir pagaliau sulaukiam, niekad nebuvot pas mus. Tai studijoje, nežinau, kovinio sporto legenda, aš taip galiu pasakyti, Lietuvos kiksboksininkas, mūsų čempionas, Sergejus Moslabojevas. Malonu. Kuvalda. Taip, nepamirškim, dar prieisim prie šito, bei asmeninių santykių terapeutė ir emocinės gerovės puoselėtoja, ugdytoja, rašytoja, taip pat 3 vaikų mama, kaip ir aš, kaip ir Sergej. Mes visi čia esam 3, Daiva Babilevičienė. Tai labai ačiū, kad atvykot ir esam daugiavaikiai tėvai, galėtume čia visom temom šiandien pakalbėti, bet tėvai paprastai dažniausiai apie tėvystę vyksta, tai paliesim tėvystės, paliesim biški ir skyrybų temą, bet tą gerąją pusę, neblogąją gerai, pasiaiškinsim, kaip galima gražiai visą tai nugyventi ir nebūti kaip pas mane šeimoje buvo pavyzdėlis. Tai pradžiai noriu pasakyti visiems žiūrovam, kurie dabar įsivažiuojat, nepamirškit užsiprenumeruoti mūsų kanalą. Parašykit komentarą, jeigu turit kažkokių klausimų kažkuriam iš mūsų, tai mes mielai laukiam, gal ir atsakysim. Aš tai tikrai atsakysiu. Po video padėkit laiką, jeigu patiko, ir jeigu ieškot kažkokių atsakymų apie tėvystę, kažkokie neramumai, tai visai galite užeiti į tevūdarželis.lt, ten rasite visus atsakymus. Sergej, tai aš kaip visą laiką tradicišką tokį klausimą čia atvykusiems tėvams turiu, tai pradėsiu ir nuo tavęs juo. Kas tau iš vis apskritai yra tėvystė? Tokia plačiaja prasme, kai išgirsti žodį tėvystė. Tai jūsų geras klausimas. Iš tikrųjų, aš vaikų norėjau jau būdamas turbūt 18 metų. Va, mūsų operatorius. Nori? Ne, purto galvą, sakau čia. Jau 18 metų būdamas jau norėjau, jau svajau apie vaiką ir iš tikrųjų svajau apie 2 brolius. Matai, čia man turbūt nuo mano vaikystės parėjęs irgi kažkokios tokios traumos, kai aš turėjau, dar būdamas vaikas, daug vyresnį brolį, bet taip gyvenimas pasisuko, kad jisai nuskendo, jisai mirė ir aš ilgą laiką augau, žinai, bet tokio praradęs galbūt pavyzdį ir tokį motivatorių savo gyvenime. Ir toks noras visą laiką būdavo auginti 2 brolius, kurie būtų tikros brolystės ir šeimos pavyzdys, kaip turi būti. Tai man tėvystė iš tikrųjų, tai yra, gal netgi iš tikrųjų savęs išreiškimas, tokios savęs atskleidimas, kitos savo pusės. Jeigu būkim bėdini, bet teisingai, bet niekas niekam nieko neprivalo ir niekas niekam nepriklauso. Vaikus tu pasidarai, pagimdai, tai dėl to, kad tu jų nori. Ar būtų jie gimę, ar kas nors kitas iš tų 10 milijonų spermatozoidų, vis tiek tu mylėtum lygiai taip pat. Tai nesvarbu, koks jis gimas, vis laiką tavo vaikas yra tavo pats geriausias, teisingai. Bet vaikai yra geriausi mokytojai. Galiu pasakyti taip, kad tu juose išvilgi daug savo ir trūkumų ir privalumų ir iš jų gali labai daug pasimokyti. Lygiai tas pats, aš prieš porą dienų buvau įmetęs video, kaip jau po naujų jau atvažiavo pas mane vaikai ir po eglė rado dar dovanų. Tai kaip jie ten džiugo, kaip jie cypė, rėkė, kokie buvo laimingi, tai to tokio nuoširdumo iš vaikų tikrai galima pasimokyti ir reikia pasimokyti. Nes mūsų kasdienybė, jinai tokia labiau yra, sakykime, po kaukiam. Ir daugelis iš mūsų yra po tokiam kaukiam. Kiekvieną dieną mes esam namuose vieni, darbė kiti, su draugais treti, vieni dar kitokie esam. Ir netgi kartais prieš save mes būnam kaukės apsimaunam. Mes prieš save būnam
įsigandę būti savimi. O vaikai jie yra tokie, kokie yra. Todėl tai yra nuostabu turėti vaikų, stebėti juos, mokytis iš jų. Nors mokyti juos, auginti juos, bet tuo pačiu mokytis iš jų. Sakau, man labiau toks gal savęs netgi išryškimas yra tėvystė. Kažkas, nes visi mes turim tokią misiją, kažką palikti po savęs. Tai vat, vaikai yra tai, kas liks po tas, tai yra tavo dinastijos, nežinau, pratęsimas. Nu, kaip sūnus turi, tai, bet sakai, norėjai 2, ne, gavosi, bet turi ir 3. Taip. Aš čia turiu parašytą, man iš tikrųjų 3 vaikai - Ramiras, ne, Raonas Taip. ir Raja. Raja, taip. Žiauriai įdomus vardai. Taip. Tai kaip, ta prasme, išrinko tokius vardus, yra gal istorija, kaip jie atėjo, nes mano vaikų vardai irgi yra kitokie, mano yra Anabelė, dar prieš visus filmus, aš ją labai seniai turėjau ir susapnavo mano žmona ir jam ten taip šaukė ir sakau, ką tu prisižiūrėjusi, tada aš turiu Viesulą, kuris sausio 13 gimė su visais tornadais išnešęs mano ten laukus ir turiu Džiugę Aurorą. Tai mano irgi yra visi klausti, kodėl, kaip, tai va, turiu istorijas, bet tavo irgi ypatingi vardai. Kaip tai atsirado, kaip atsirado tokie vardai? Taip, mes ieškojom vardų, iš tikrųjų, sąrašą senųjų pagonių vardus, tokius senoviškus lietuviškus vardus ieškojom. Mes sakau, ten, kai jau pradėjom virš 1000 vardų perskaitėm ir jau priėjom prie tokių kaip Arkliumantas, Žirgimantas, ir sakau, plemba. Liūtė dabar yra, čia va buvo, grįžo, sako, Liūtė pas mane yra, sakau, ta prasme, tikrai vardas, o Liūtė. Tai buvo iš tikrųjų, buvom nusivylę tais vardais kažkaip, tai kažko tokio, neperskaitėm to, kas patrauktų dėmesį. Tada paskiau buvo pirmam vaikų vardas, mintysi pas mane, Milan. Milan tai yra toks kaip mylimas, geidžiamas, seniai laukiamas, norimas vaikas. Ir tokia buvo reikšmė. O paskiau visgi niekaip mūsų tas nesuėjo, neprilipo ir galvom, o kodėlgi patiems nesugalvoti vardą. Ir aš kaip esu labiau netikintis galbūt per daug į bažnyčią ir į visas kitokias religijas, aš labiau esu linkęs prie gyvenimo dėsnių, kokią energiją skleidi gyvenime, tokia jinai atgal ir grįžta ir aš labiau esu prie visatos dalykų, tai prie Saulės ir man Saulė buvo labai arti širdies, Ra. Ir aš sakau, aš noriu, kad būtų Ra. Ir galvoju, šis Ra pavadinti, bet galvoju, bus galbūt per daug keista, nes žmona tuometinė dar iškart sako, ne, Ra, niekaip nelips. Galvoju, Ra, ką galim prie Ra pridėti? Ir aš jau taip, Rata, Rapa, Raca, ir taip, Ramir. Visai neblogai skamba, Ramir. Visai neblogai skamba, tikrai. Jo, ir aš tada, bet aš sudėjau juos iš dviejų žodžių, tai reiškia Ra. Saulė šviesa begalybė ir Mir pasaulis taika. Ir juos sudėjau vieną ir taip gavos toks vardas. Bet paskui įvedžiau į Google, yra toks vardas. Visi kitokią reikšmę turi, bet man tai nelabai aktualu, nes aš pagal save susidėliau tą vardą. Ir vėliau, kai atėjo laikas antram sūnui, ir vėlgi galvoju, reikia tada pratęsti, tą patį Ra. Noriu, kad būtų Ra ir kaip galima sugalvoti. Ir iš tikrųjų Raunas, jisai vienintelis Lietuvoje yra. Visi gal netgi, aš nežinau, gal net pasaulyje yra Raunas vienintelis. Nes dar, kažkaip nebuvau radęs Raun vardo. Tai buvo On Ra. Jisai yra Ra. Ir paskui Raja, Ra. Aš esu Saulė, aš esu šviesa. Aš esu begalybė, aš esu gyvenimas. Bet Raja atėjo kaip trečia, ne? Tai norėjai tik 2, sakai, sūnų? Ne, sakau, pagrindas buvo 2 sūnus ir sakau, gal kaip višnaitė ant torto būtų gerai visai uždėti dukrytę, nes visi vyrai man sako, kad dukrytė yra čia tėčio dovana ir aš kažkaip nelabai tikėjau, žinai. Tai iš pradžių, kol dar jaunas buvau ypatingai.
Bet dabar tiki. Um, Nes man tai viskas pasaka. Aš galvojau irgi, mano pirma dukra buvo Jo. ir kai parodė, kad bus dukra, buvo mano tas veidelis toks, kažkaip, gal, aš nežinau, čia taip stereotipiškai, bet aš kažkaip irgi, norėjau to berno. Ir dabar, kai turiu 2 mergas ir 1 berną, aš galvoju, kad dabar galėčiau belekiek turėti panų, nes, man, ta prasme, ten tiek šilumos, aš su jais, tai su sūnum jau esu kovoj. Visą laiką aš jau turiu įrodyti, žinai, aš, ten visai kas kita, o ten... Viskas tau karūną uždeda tik tai ir... Taip, žmona sakytų, kad vienintelė moteris pasaulyje, kuri tavęs neprašant priverčia ant kelio nukristi. Tai kai grįžti namo, jau ten bėga, tėti, ten per rėkia, aš jau ant kelio krentu, aš jau ją pasitinku ir bučiuoju, man pas visiškai meilumo įsikūnymas didžiausias pasaulyje. Ja. Norėtum dar vaikų? Tikrai nespjaunu į tą pusę. Tikrai nespjaunu, aš manau, kad aš gan jaunas vyras esu, gyvenimas tęsiasi, kaip žinot, su žmona mes įsiskyrėm, skirtingais keliais paėjom, bet tai nereiškia, kad gyvenimas baigėsi. Toliau kuriu, dabar jau skaitykim, praėjo virš metų jau praėjo. Virš metų jau praėjo, kaip, neoficialiai, gal kaip būtų, kaip jau. Kaip pasukom skirtingais keliais. Bet pasukom labai gražiai, tiesiog sėdom, pašnekėjom, mūsų nuomonė, kad mes galbūt išaugom iš tų mūsų santykių, mes turėjom tokius family goals, viską, ką mes buvom planavę, apie ką svajojom, mes buvom pasiekę ir labai tokių abipusių susitarimų, nusprendėm gal laikas, nes pasukti skirtingais keliais, nes, būna požiūriai įsiskiria. Ugnelės tokios nebeliko galbūt, ugnelės tokios to tokio superinio potraukio ir tai galvom, kodėlgi ne, kol dar jauni esam, kodėlgi ne, tai kaip tik dabar reikia naudotis tą progą ir geriau anksčiau, aš visą laiką sakau, geriau anksčiau negu vėliau. Va čia buvo pas mane kažkur klausimas, kada tas laikas. Tai Daivai gal paklausiu, kada yra šiaip laikas? Laikas įsiskirt. Galima pajust kažkada, kaip jau, ar jau kai gimeni, jau kai viens į kitą negali net pažiūrėti kažkiek laiko, ne? Kai kambariokas, jau net blogas kambariokas tampi, ar yra kažkoks laikas šiaip? Man atrodo, kad jau būtinai reikia skirtis, kai santykiai yra ant toksiškumo ribos, kai yra nuolatiniai konfliktai ir jie neišsprendžiami. Tai tada tikrai yra laikas. O kitas toks, kur galima būtų užsidėti varnelę, kad laikas, kai žmonės jau gali pripažinti, kad mes gyvenam tik dėl vaikų. Ir ne visada gyvenimas dėl vaikų duoda vaikam tos laimės. Tikrai yra labai daug, aš pati net ir apklausas esu darius mūsų amžiaus vaikų, kur užaugo šeimoje, kur tėvai buvo kambariokai. Tai sakė, tai yra labai blogas pavyzdys, nes tu užaugi ir nesupranti, kas yra meilė poroje. Nes jokios kibirkštėlės, jokio kažkokio dalyko, kuris buvo ir kai vaikai, ten vieną kartą bučkį duodi ir vaikai nesupranta, kodėl čia davė, jau kažkur reiškia, jau reikėjo kažką daryti, ne? Jo. O kaip, Sergej, buvo pokalbis su vaikais? Taip. Nes čia įdomu, ar žinai, kaip būna... Matai, mano, tie du, jie dar mažyčiai, jie dar nelabai ką supranta. Jiems vis dar šeima yra šeima ir jų kambariuose vis dar mūsų pilnos šeimos paveikslai, ten nuotraukos stovi. O su vyresniu sūnu mes... Ar nenorėjo kalbėti su psichologu. Bet matai, aš vaiką savo auginu jau nuo mažens tokį stengiuosi mažą vyruką daryti. Ir į savo bendras kompanijas sueinu ir į pirtis. Aš matau, kad ten toks pats auga bernas. Jo, grinai, kad būtų bernas. Ir, žinai, vieną kartą mes atvažiavom, kaip tik į Alytų, atsimenu, nuo tėvų su varžybas ir vidury kelio. Aš sustojau ir sakau, kad yra taip ir taip. Sakau, suprantu, kad aš taip per daug, sakau, myliu ir gerbiu, kad, sakau, tau meluočiau. Tai, kad mes, mama, mes atskirai pradedam gyventi ne dėl mano varžybų kažkokių, ne dėl kažko, sakau, dėl to, kad mes nusprendėm pasukti skirtingais keliais. Bet aš, sakau, manau, kad tau kaip tik bus tai tik tais į naudą. Nes dabar tu gausi daug kokybiškesnį laiką. Nebebus taip, kad būtų ten darbuose paskendę, kad palauk.
Dabar jau, kai tu būsi su manim, tu būsi su manim, jeigu būsi su mama, sakau, tu būsi su mama ir visas 100% dėmesys bus jums vaikams. Aišku, buvo tas momentas, kai, žinai, jis toks, tipo, pasimetė, sėdi, sakau, skauda? Jis sako, jo, ir mes abudu pradedam verkti, apsikabinam, paverkiam. Jis sako, nu, bet senau, tu žinau, kad nuo to mūsų santykis niekaip nesikeičia, jis galbūt kaip tik sustiprės. Nes šeima, jinai bet kokiu būdu, jinai išlieka šeima. Ir nesakau, kad mes su mama pasukom skirtingais keliais, bet sakau, aš visą laiką būsiu šalia, kas be nutiktų. Jisai toks atrodo, liktai virškino. Ir sako, gerai. O po kurio laiko jisai netgi pats man sako, žinai, kad tėte, man iš tikrųjų kaip tik patinka taip dabar gyventi. Tiesiog būtų šypsotės, būtų juokėtės, būtų labai fainiai ir panašiai. Nes mes, kaip sakot, dėl vaikų nesiruošiam gyventi. Mes žinom, kad vaikai užaugs ir jie gyvens savo gyvenimą, išeis savo gyvenimą, o tau reikės vis tiek toj truboj būti su žmogum. Tai pasverti, ar apsimoka, ar tavo reikia to, ar tavo iš tikrųjų dar veža. Nes vis tiek aš manau, kad kai pasirinki žmogų, kuris bus šalia tavęs, jis vis tiek turi būti kažkoks drivas. Ja, turi būti, tave turi traukti. Ne tik fiziškai ir psichologiškai, bet ir fiziškai. Visai turi tave traukti. Bet jeigu tas pradeda nykti, nu, tai kam tada? Nes čia supratai yra, kaip sakant, dėl vaikų. Nu, bet ar apsimoka tai? Nu, ar apsimoka, pagalvokime. Ne? Tai tu būni namuose, kai tu vis tiek, ateina vis tiek momentas, kai tu esi atšalęs ir tu nebenori grįžti namo, tiesiog namo. Kai tu per nenori grįžti namo, ir koks tu gali būti? Koks tu gali būti su antra pusė, kokį tu pavyzdį gali vaikam parodyti, kokį pagarbą rodai jų mamai, koks tu gali būti su pačiais vaikais. Nu, aš kažkaip sakau, kad jų atvirumo, to nuoširdumo galima pasimokyti labai daug, o kai tu būni atvirai sušiktas, nes tu nenori būti ten. Tai faktas. Tai tada geriau aš eiti savo keliais, tai dabar visą laiką mato mus sušypsina, laimingus ir vaikai labai labai patenkinti. Aišku, būna tokių momentų, kai tu ten ilgesnį laiką, pavyzdžiui, aš kalėdom išvažiavau į Londoną, jie buvo Klaipėdoje ir pas mane toksai, aš atrodo, ten negaliu Londone atsipalduoti, jau toks ilgesys vaikų, jau jie skambinėja irgi, tipo, dėdė! Jau jie dukrytė jau pradėjo ašaras net leisti per telefoną, kad kaip pasilgo manęs. Yra tokių trūkumų, bet, nu, žinai, geriau taip negu. O jūs pasiskirstė kažkaip ten? Mes palygiai. Mes palygiai vaikus, kas antrą dieną, vieną dieną pas mane, vieną pas ją, ir kas antrą savaitgalį. O kaip atrodo, kaip jums atrodo? Nu, nes, pavyzdžiui, šiaip dažniausiai įvyksta taip, kad lieka pas mamas gyvent. Ar kodėl, pavyzdžiui, tai būna? Kodėl? Gal jūs žinot, ką? Kas čia teismas įrodo? Kas? Kad būna taip, kad, nu, tipo, vis tiek daugiau. Jo, ir kaip mes kalbėjome jūs kalbėjote apie tai, kad ženklai, kada reikia skirtis. Ir galbūt aš ir galėjau kažkokias išvadas daryti ir kažką bandyti kitaip daryti, bet aš galvoju, nu, kol mes gražiai sėdam ir kalbam apie tai, kad galbūt iš tikrųjų jau galima įti, žinai, šoms, galvoju, blem, nu, jeigu yra jau ta kalba, nu, tai tu sudaužytą vazą tikrai nepaversi ją geresnį, negu jinai buvo. Teisingai? Nežinau, ar reikia paklausti, gal ar įmanoma. Įmanoma? Nu, gal ir įmanoma, bet man atrodo, kad mes netais laikais jau gyvenam, kai negali pasirinkti kito būdo gyventi. Faktas. Tai būtent todėl aš galvoju, kad kol viskas yra taip gražiai, kol mes sutarėm ir dėl vaikų, ir dėl bendrų interesų, ir dėl tų dalybų ir visko, tai gal geriau reikia taip ir padaryti. Nes paskiau, jeigu bus viskas visai kitaip, jeigu tu užtemsi, bandysi čia klijuoti, kur garantas, kad to susiklijuos, kur garantas, kad nesusiklijuos. Viskas pradės dar labiau birėti, tada tu pradėsi jau ne tai, kad nejausi aistros, galbūt tu tiesiog nekęs viens kito pradėsi. Galbūt tada tu iš viso vaikų tau nebenorės duoti.
ant principo jis. Kaip dažnai būna, pas manęs mano rate labai daug yra žmonių, vyrų, kurie kenčia būtent nuo to, kad jų būsios žmonos jiems neduoda vaikų. Arba ten aiškina, tu taip daryk, taip, visokių tokių. Tai aš galvoju, kol gražus santykiai, reikia juos ir puoselėti ir toliau, bet jau, žinai, galbūt ne kaip poros, bet kaip draugų. Kaip tėvų. Kaip draugų, kaip tėvų, kaip partnerių, jo, pas jūs vienas projektas yra, čia 3 projektai mažiai. Tai jau reikia tą projektą kažkaip tai nenori davesti iki galo. Taip. Kaip draugai sako, sunku būna tik pirmus 18 metų. Jos datimpi kažkaip iki 18, o ten jau kaip Dievas duoda. Jau ką idėjai, tą ten jau turbūt Tai faktas. Kažką norėjo Daiva. Jo, aš norėjau pasakyti, kad iš principo, jeigu laiku pastebi, kad galbūt jau ir laikas skirtis, tai tada ir gaunasi tos skyrybos saugiausios vaikams. Nes taikiai išeidamas iš santykio, tu sugebi taikiai likti mama ir tėčiu. Taip. Sakau, pas manęs kažkokių ten, nėra ten tokio kažkokio ten nusistatymo, man yra labai neaišku, sakau, pas manęs jų kambariuose pilna yra ir jos nuotraukų, ir mūsų kaip šeimos visos pilnos nuotraukų. Viskas ir lieka viskas su tuo gerai. Kaip jo, kad jie matytų, kad šeima ir jie visą laiką vaikai, man 4 metų vaikas man sako, mes esame šeima. Visi man rodo pirštą, sakau, taip, kad mūsų auklėjimas toks. Šeima. Taip, ir čia, ar nesiskaito šeima jau, kai išyra tėtis su mama? Tai vis tiek yra šeima, be Vis tiek abejo. yra šeima. Vis tiek yra šeima. Tu galbūt, žinai, to ūkio bendro tu nevedi, bet tu vis tiek skaitai šeimą, nes jūs nenori vienyje tas bendras projektas, kuris užtruks labai daug metų. Ir daug metų visą tavo gyvenimą. Visą tavo Net gyvenimą. ne iki 18, o ilgiau. Ir po to dar Aš taip juokauju iš tikrųjų, žinai, ten, nes aš save taip nutikinėjau ten kažkada, nes pas mane irgi buvo ir ten sunkiai santykiai ir su tėvais ir panašiai, bet... O tavo tėvai neįskyrė? Neskiria. Tai aš savo paskiau, kai labai daug su saviugda pradėjau užsimti ir pradėjau save su sam kitaip biškai kalbėti. Sakau, kad viską, ką privalėjo man tėvai, jie man davė. Jeigu man davė gyvybę, visų pirma, antra, jie mane aprengė, jie mane pamaitino, nusitė į mokyklą ir datėm iki 18 metų. Visa kita tik nuo manęs pačio priklauso. Niekas daugiau to nieko neprivalo. Jeigu jau jie tau davė tą gyvybę, tai jau ką jie privalo, galbūt tave iki 18 datimti, viskas. O ten jau kaip tu toliau rinksi savo gyvenimą, tik tais nuo tavęs priklauso. Ir mūsų laikais, ten jų laikais, galbūt buvo sudėtingiau visą tai daryti, nes nebuvo tiek informacijos lengvai prieinamos kaip šiandien. Šiandien kelių mygtukų paspaudimų tu gali ir knygas, ir seminarus, ir video, audio, ir beleką tu gali gauti, ir mokymus, visokius, viską tu gali gauti. Tada nebuvo nieko. Nieko nebuvo. Ir mokėsi, ką perdavė, žinai, iš tėvų kaimynai. Tu pabandyk, nors pasakyk, kad pas psichologą nuėjai. Tu psichas. Tai ten nebuvo taip, kad psichologas, psichiatras, skirtumo jokio nebuvo. Ta prasme. O šiaip Daiva, kaip vaikai mato skyrybas iš esmės? Aš pati turėjusi su skyrybas, mano 2 pirmi sūnus yra iš pirmos santokos. Tai vaikai mato skyrybas labai skaudžiai, jeigu tėvai išeina su keršto ketinimais, per nuoskaudas ir karo, žinai, tas karo stovis, kai būna šeimoje, tai tada vaikai labai kenčia, nes jie netenka pagrindinio emocinio poreikio, tai yra saugumas. Bet jeigu tėvai sugeba išsiskirti daugiau mažiau taikiai arba bent jau susiturėdami ten pirmus kelis metus, kol skauda patiems suaugusiems, tai tada vaikai, jie visada žinos, kad yra mama ir tėtis ir mes esam šeima, net jeigu atsiranda ir antros šeimos. Tai aš kaip ir, kai kalbu apie skyrybą su porom, tai visada ir akcentuoju tai, kad svarbiausia turit užtikrinti, kad vaikai psichologiškai jaustųsi saugiai ir kad jie žinotų, kad mama ir tėtis sutars, nebūtinai bičiuliškai, bet bent jau sutars, gerbs vienas kitą ir rūpinsis vaikais. O vieną turiu klausimą. Kaip pavyzdžiui, gerai, kai fainai, kad yra tų tėvų, kurie po skyrybų lieka, turi, ta prasme, ryšį kūrė toliau, žinai, vertina mamą, nesako ten, o ką daryti, kai pavyzdžiui,
toks tėvas paima ir pabėga. Čia labai dažnai. Nes kaip tai mamai elgtis? Vat, pavyzdžiui, žiūri dabar ir sako, aš pavydžiu, kad Sergej taip padarė, įsiskyrė ir toliau būna su vaikais, jo žiūrės, augins ir panašiai. O mano lakūnas į naują šeimą ir tipo užmiršo, kad čia yra. Ką sakyti tokiam vaikui? Ką mamai tokiai sakyti? Iš tikrųjų, tai turbūt meluoti nereikia, nes labai dažnai mamos mėgsta makaronus vaikam kabint, kad gal ten tėvelis grįž, ar ne. Ir po to ant palangės sėdi ir laukia. Netinkamai, nes vaikui iliuzijų yra per daug kuriama, bet ko tikrai nederėtų daryti, tai ir kerštauti per tai, kad ten tėtis paliko, matai, koks jis blogas, nes tai irgi vaikui, aišku, labai priklauso nuo amžiaus, 5 metai skiriasi nuo 14. Bet vaikui irgi tai yra žalojanti informacija, jeigu mama, taip vadinkim, varo ant tėčio. Nes vaikui bet kokio amžiaus tėtis yra tėtis. Jis nežino, koks kitoks tėtis gali būti. Ir jam tai yra tam tikra, ne dievybė, bet autoritetas vis tiek. Bet kažko labai pakeisti. Ir būna atveju, kad ir mamos vaikus palieka tėvam. Aš turiu tokių atvejų, kai po skyrybų man nereikia, aš ten išskrendu ir turėk. Tai bet kuriuo atveju to tėvo, kuris daugiau užsiema su vaikais, pareiga yra savo pareigas atlikti, pareigas, bet kad aš tada stengiuosi būti kuo geresnė mama arba kuo geresnis tėtis ir atlikti savo pareigas, neteršiant kito tėvo vardo. O kaip auklėt? Kaip auklėt, pavyzdžiui, ar pasikeičia, kitaip dabar auklėjai? Ar turėjot kažkokią viziją, kaip auklėjot? Ir žinai, dabar, pavyzdžiui, pas mane jau namie kitos taisyklės, ten kažkokios kitos taisyklės nėra, taip, ne? Ne. Viskas lygiai taip pat tęsiasi, jeigu yra kažkokie sprendimai, norisi kažkokius naujus sprendimus priimti, tai būna vis tiek pasidarom. Pavyzdžiui, dabar irgi dėl to, kad Ramiras dabar vasarą su man per stovyklas važinėjo ten kickboksu, jisai norėjo ten treniruotis ir jam ten padėjo patikti, jisai ten toks užsikabinės, bet tik jisai grįžo, tada aš nebelankysiu kickboksu, sako, aš noriu be futbolo. Gerai. Ir irgi sako, tai aš noriu su tam irgi pakalbėti, kad jisai pradėjo kalbėti, kad jau visi draugai klasėje futbolo. Čia trendas dabar, fulė jau viskas pasidarė. Futbolą pradėjo lankyti, o visą klasę tai ir jisai labai nori. Gerai, jeigu nori, tai tegul lanko. Ir mes tada vėlgi dėliojomės visus grafikus, kas gali paimti, kad kaip laikai sutampa, nes mano treniruotis, kada aš galiu dar savo darbą dirbti. Ir susidėliojom. Tai galiu žemą galvą nuleisti, kad jau Eliniai, nors mes ir įsiskyrina iki pačio, taip stengiasi padaryti, kad aš toliau galėčiau užsimti savo sportu. Pavyzdžiui, tas dienas, kur mano yra dienos su vaikais, jinai paima vaikus ir, žinai, nuvažiuoja iki mano namų, palaukia ten, kol aš grįšiu iš treniruotės, nes aš grįšiu ten keliom valandom vėliau, negu tas jos reikia paimti. Ir man perduoda tada vaikus. Tai žodžiu, man streso dėl to nėra. Kad aš neturiu kur vaikų dėti arba aš negaliu sportuoti. Kažkaip tai taip. O kaip taip skirtis? Kaip taip gražiai įskirti? Yra tabletė. Bet įmanoma. Ką? Yra viena tabletė. Aš, kai Sergejus pasakoja, tai man taip per savo irgi patirtį, nes aš jau 8 metai esu, kaip mes išsiskyrėm ir mes labai gerus santykius puoselėjom. Tai aš gebu su savo buvusiu vyru iš anksto sustart, ar tu gali vasarą tokiu metu pasimti sūnus, nes aš noriu išvažiuoti su dabartiniu vyru kažkur patostogauti. Ir mes, nėra jokio konflikto tame. Bet manau, kad tiek Sergejui, tiek man ir turbūt mes nedviese tikrai tokiuose santykiuose. Tai ačiū Dievui. Jo, bet tai pavyksta tada, kai tikslas po skyrybų lieka vaikų saugumas. Emocinis, galim ir finansinį pridėti, bet kai mes tiesiog turim pamiršti, kad yra tos nuoskaudos kažkokios, ar ten piktukas, kad čia nepavyko ir kad tada tikslas tampa, kaip mes galim pasirūpinti vaikais, gyvendami atskirai. Ir tada, tikrai išnyksta daugelis tų situacijų, kai ten reikia bartis, pyktis ir panašiai.
Mhm. O ar tėvų skirybos apskritai turi įtaką vaikų ateičiai? Turi, kaip ir visi kiti dalykai. Pavyzdžiui, man, aš norėjau daryti priešingai, bet nebuvo tokios gražios tėvų skirybos. Bet čia yra labai, labai priklauso nuo pačio žmogaus. Aha. Nuo tavo situacijų, tik nuo tavęs. Nes žinau ne vieną situaciją gyvenime, kur brolius, du broliai arba du brolius sesės auga vienoje šeimoje ir vieną ten tėvų skyrybos ar ilgesys skatino, o kitą palaužė. Nes jisai iš savęs žmogus buvo galbūt psichologiškai silpnesnis. Ir kažkaip taip, tai aš manau, čia labai daug priklauso nuo pačio vaiko, nuo pačio. Nes čia mitas, ne? Nes jau jeigu tavo tėvai įsiskyrė, tai jau čia, žinai, ir tu taip paskirsies. Ne, čia tikrai netiesa. Čia mitas, ne? Tai va, ar skirtingose tėvų namuose auklėjimo vaikai turi būti auklėjami vienodai, ne? Turėtų. Nes, pavyzdžiui, būna, čia dabar viena mama parašė, kaip tik parašiau, kad turėsim tokią temą, parašė, kad tėvas ten vaikų teisės dažnai iškviečia jai, kad ten vis patikrintų, nes vaikai sako, kad pas tėvą yra labai gerai, bet kai jinai klausia, tai jie visą laiką ten su planšetėm ir panašiai. Jisai rado, kaip jiems yra gerai, bet tai jiems kenkia, ne? Tai vat kaip šitą visą, nežinau, kas turėtų prižiūrėti ir kaip tada daryti, ar čia nėra vaikų nukreipimas į kažką, žinai, kad, nes visą laiką dar atsiranda ir močiutės visokios, kurios prideda ranką, kaip va čia suktis. Man tai visada, kai jau kviečia vaikų teisės, tai yra tas vienas iš keršto įrankių. Dažnu atveju. Čia yra dažnas, jo? Dažnas, aš labai daug absurdiškų istorijų esu. Galit? Pavyzdžiui, pabūna vaikas savaitę su mama, tada kitą savaitę su tėčiu ir tėtis, tarkim, fotografuoja ataugusius nagus ir kaupia archyvą, kad mama nesirūpina vaiku. Vietoj to, kad paimtų ir nukirptų. Čia, tarkim, tokių būna atveju. Bet, iš principo, kai jau gyvena tėvai atskirai, gali skirtis tos disciplinos sąlygos. Tikrai gali ir jos skirsis. Tai yra natūralu, nes, žiūrėkit, ir, nežinau, atsiminus, kaip gyvenot poroj, taigi ir gyvenant kartu susiginčyje. Vienas nori būti atlaidesnis vaikui, kitas nori būti ten griežtesnis. Vis tiek kažkoks kompromisas turi rastis. Tai po skyrybų lygiai taip pat. Ir ten, kad planšetė žaidžia, taip, tai vaikų kenkia, bet proto tu neįkoši tam tėvui. Arba jeigu mama yra super griežta, būna ir labai griežtų mamų, irgi nepamokinsi tu jos. Į tokia yra. O siuntinėjimai institucijų į namus tai tik kenkia vaikam. Va taip, žinokit, visiems, kurie čia labai populiarūs ir irgi su tom institucijom vieni kitus gąsdina. Buvo čia tokia istorija, žinot, Lietuvai. O koks tu, Sergej, tėtis? A tas geras, a tas griežtas? Nes aš kažkaip pagalvojau, kad aš, tipo, sūnui esu, turiu kitokį požiūrį į auklėjimą jo, nei į dukrų, nežinau. O mano žmona kažkaip, jinai tam sūnui lik atlaidesnė ir mes bandom. Taip yra, kad vyrai su berniukais. Jo. Grįžtesni, o mergaitėms atlaidžiai. Taip pat mamai čia yra, jos vyrukas, kuris lydo visada ją mylės. Jo. Tai taip yra, lygiai taip tas pats. Pas mane asmeniškai tai. Aš stengiuosi nustatyti savo taisyklės. Ir jeigu mes visi gyvenam pagal tas taisyklės, mes visi jų laikomės, tai viskas bus gerai. Žinojau, vaikai, dabar galbūt aš gal šiek tiek toksai vėl. Arba jie paaugo, pradeda biškį naglėti. Bet anksčiau sakydavo, žinodavo, tėtis 2 kartus pasako, 3 kartą jau padaro. Kad jau būna arba garsiau pasakoma, arba už ausies paimama ir sakoma, kad privalai klausyti, girdėti. Sakau, yra tokias taisyklės, aš visą taip, su jais kaip su suaugusiais. Tu gyveni šitose namuose, tau nereikia nei mokėti, nei tvarkyti, nei pirkti, nei rūpintis, nei tvarkyti, nieko nedaryti. Tvarkyti nereikia?
Nu, jeigu kažkas lūžta, pavyzdžiui. Ai, tokia, aš galvoju, iš vis nieko nereikia. Jo. Tai padarykime taip, kad jeigu mes čia gyvenam, pas mus čia yra bendras katilas, tai pasistengiam visi neprišykti. Aš sakau, į tavo kambarį neteinu ir nepadarau to bardako. O jeigu padarau, tai aš gerbdamas tave, nors tu esi mažas, bet vis tiek gerbdamas tave, aš jį sutvarkysiu. Tai būk geras, lygiai padaryk tą patį ir tu. Nes jeigu tarp mūsų pagarbos nebus, tai koks tai gyvenimas bus. Teisingai? Logiška? Jo, logiška. Tai dažniausiai apie logiškus tokius pokalbės mes ir stengiamės su jais kalbėti. Nu, bent jau su vyresnėliu, tai tikrai. Su jaunesniais dar, sakau, jie dar tokie kitaip. Matai, kai buvo jisai vienas, jis kai tik jisai iki 5 metų buvo pas mus, ja, kol antras vaikas gimė. Tai su juo buvo labai daug kalbama, labai daug kalbama. Ir dabar su juo ypatingai yra daug kalbama. Ypatingai daug. Šitie mažiai dar tiek kalbos ir bendravimo dar neturi. Su jais dar viskas ha, ten. Žaidimą. Bet ir šiaip gal sunkiau jau, žinai, kaip, su pirmu atrodo viską, visą laiką jam visą, tipo, o čia reikia jau išskaidyti save, jau dalinti ir jau žiūri, tas trečias vaikas auga pats, kažką ten iš brolių išmoksta, padaro, jau jam, žinai. Taip. Jaučiasi taip, ne, kad... Taip. Nu ir gerai jaučiasi charakteris iš tikrųjų. Jeigu sakau, pirmas ir trečia, buvo panašesnė Jairinė, o antras tai, Grinas Maslabojevas. Nes su kaimyno vaiku nesupainėsiu. Ir charakteris jo toks naglesnis, ir jisai toksai visas. Jeigu pirmas pas mus toksai švelnutis jisai, tai antras jisai toksai labai su charakteriu. Tai va, pas mane antras labai su charakteriu vaikas. Ir auklėjimas jų tada skiriasi lygiai taip pat. Nu, jau tu negali vienodai, ne? Vienodai su jais elgtis. Nu, faktas, tu turi... Mano pirmasis treneris išmokė. Yra technika, yra basicas jo, pavyzdžiui, kai sunkia atletika aš dar lankiau, tai sako, yra technika, basicas, į kurią reikia atsižvelgti, bet problema buvo ta, kai kurie treneriai, nesvarbu į tavo kūno sudėjimą, tave bando laužyti pagal tą techniką. Nu, bet negali būti taip. Nu, negali būti, nes pas vieną kojas ilgesnis, pas kitą trumpesnis, pas kitą ten stuburas išilgintas, pas vieną nugaras silpnesnė, pas vieną ten dar, sulūšiai, tiesiog sulūšiai. Ir aš buvau geras pavyzdys tame, atrodo, vieną kartą man taip pokštelėjo, kai man kitas treneris pradėjo ten laužyti, ten pagal save 100 kg laiku ant savęs ant krūtinės ir aš bandau ten tvarkyti tą nugarą, pum, taip per nugarą, kai šovė, atsimenu, mane taip patempesėjo akise, nukritau, ant žemės karkytytis pradėjau, buvo tokia reikla. Bet, sakau, prie kiekvieno žmogaus, prie kiekvieno kūno sudėjimo, taip pat mentality, lygiai taip pat turi būti individualus priėjimas. Prie kiekvieno turi būti individualus, nes mes visi esame individualus. Individualios būtybės. Tai prie mūsų reikia individualiai ir prieiti. Jeigu aš tau švilsiu šokoladą juodą, tai ne faktas, kad kolegijai juodas šokoladas tiks. Supranti? Lygiai tas pats. Tu gali pakviesti kavos su juodu šokoladu, sakysi, man juodas šokoladas nepatinka, o baltą aš ateisiu. Baltą aš neatsisakysiu. O šiaip gal yra su antru vaiku, gal visi antri vaikai taip, ką? Nėra čia kažkaip, vis tiek yra kažkoks pirmo, antro, trečio vaiko. Gal ir yra, bet pas mus yra pagrandukė, tai dabar jinai visą dėmesį atakuoja, tai man sunku įvertinti, nes bernai jau paaugliai. Dideli jau. Bet noriu pantrinti, ką Sergej sakai, kad kuo daugiau vaikų turi, tuo daugiau išmoksti būdų, kaip kurti ryšį. Nes su kiekvienu vaiku tas ryšys kuriamas yra kitaip. Su vienu, žiūrėk, yra ten daugiau humoro, su kitu pokalbiai, su kitu daugiau kažkokius darbelius gal reikia daryti. Tai ta daugia vaikystė išmokina lankstumą labai daug. O reikia eiti atskirų pasimatymų. Nu, va, pavyzdžiui, tu su vienu tai turi daug, ne, atskirų dalykų, o su kitais dar sakai per maži. Bet šiaip reikia, ne, turbūt su visais turėti. Nes ir jie tarpusavį pradeda po to, žiūrėk, tėtis būna su
su vienu, arba ten mama, ne, kodėl su mumis atskirai nepabūna, kažkokias nuoskaudas gali pradėti daryti. Tiek tai ir šeimoje, ir po skyrybų labai rekomenduojama, kad būtų tas one-to-one, nu, individualus laikas su kiekvienu vaiku. O šiaip skyrybas skirtingai išgyvena, pavyzdžiui, paaugliai ir mažiliukai. Ir kaip tada, vat, pavyzdžiui, kaip juos, nu, vat, su paaugliui pasakai, o kaip tokiems vaikams pagal amžių, pavyzdžiui, pranešti ar padaryti? Tai su paaugliais gali kalbėtis, tai nu, iš principo daug paprasčiau yra, nes jie jau turi daugiau sąmonės. Su mažesniais vaikais, maždaug iki 3-4 metų, tai jie dažniausiai net nelabai supranta apie ką čia. Negyvena kartu, bet nu, jiems nėra to įsisąmonimo, o jau, sakykime, pradinių klasių vaikam labai padeda, nu, tu klausai, kaip išgyvena, tai aišku, išgyvena labai priklauso nuo jautrumo vaiko, nuo charakterio, kiek jis buvo prisirišęs prie mamos, prie tėčio, kiek šeima laiko leisdavo kartu. Bet tas palengvinantis būdas, tai man labai patinka, kai vaikam pasakoja, nu aš pati rekomenduoju pasakoti istoriją apie Saulę ir Mėnulį, kad jūs esate Žemė ir mama yra Saulė, tėtis Mėnulis ir mes ir toliau rūpinsimės jumis tik skirtingų laikų, taip kaip ir visatoje vyksta. Nu, kartais tas Mėnulis išlėkia, žinai, kažkodėl, dieną tas Mėnulis kažkodėl būna, nu, bet turbūt gali, va čia, žinai, kartais ir susitikti, ne? Jeigu tai būna, tai, pavyzdžiui, jeigu, tarkim, yra berniukai šeimoje, o tėtis visgi kaip Mėnulis jaunas dingo, tai aš laik labai rekomenduoju leisti į sportus, kur yra daug vyriškos kompanijos. Nes, nu, tarkim, galbūt nėra giminiai ten daug dėdžių, senelių kažkokių, bet vaikui reikia to, jo, bet berniukam būtinai tada reikia kažkokio ten, kur nu, būtų ta šiek tiek konkurencija, tas griežtas vyriškas balsas, ta tokia, nu, ne įtampėlė, bet varžytuvės. Nu, nes realiai aš taip, aš galvoju, tai va, mano treneriai, kurie buvo mano gyvenime, ir yra, aš juos taip ir atsimenu, kaip tokį vyrišką tą ranką, kurios nebuvo. Tada filmų personažai kažkodėl man labai įstrigė ir kažkurios lygėjo, nes kažkokį reikėjo, nes taip. atsimušti ir į kažką lygiuotis, arba, žinai, nes atrodo tada iš vis, tu mamos močiutės augi ir iš vis nėra to požiūrio, o dar jeigu močiutė, žinai, gali pradėti pasakot, koks buvo tas tavo tėtis, koks jisai čia, žinai, nes tos močiutės dažnai dar pakiša koją, nes skyrybose. Pakiša. Šneka. Tai reikia kažką, pavyzdžiui, per skyrybas močiutėm ir seneliam pasakyti. Nu, čia labai yra apie asmeninės ribas, kad po skyrybų gebėt pasakyti, kad nu, nesikiškit. Tai yra mūsų mažosios šeimos reikalas, kas įvyko ir kaip mes toliau gyvensim. Ir nu, tai labai yra per nuoseklę komunikaciją, nes tą kartą labai sunku pakeisti, o jie labai mėgsta kištis. Tai kartais tai reiškia, kad galbūt net reikia primažinti bendravimą, kol tas karštis po skyrybų yra. O sūnus bus toks pats? Ta prasme, turi tokią viziją ir, pavyzdžiui, skaudėtų, jeigu dabar šitas vyresnysis mestų ir sakytų, nenoriu ten, noriu visai kitus dalykus, noriu į šokius eiti. Gerai būtų, ne? Labai gerai. Aš vis laikiam sakiau, kad kovos menus privalo visi berniukai, aš manau, praeit. Ne visi praeina, bet aš labai rekomenduoju. Jie labai gali tave išmokyti daug gerų dalykų gyvenime. Padėti ugdyti tavo ir charakterį, tavo personalitį. Bet ką tu bedarytum gyvenime, aš jums sakydavau, kad tu turi pasirinkti, ką tu nori daryti ir kodėl tu nori daryti. Turi būti galutinis tikslas, kur tu nori nueiti su šito, ką tu darai. Nes jeigu pasižiūrėti iš karto, daryti tiesiog, ką daryti, jeigu tau tenkina būti vidutinybė, prašom. Jeigu nesitenkina, tai reikia žiūrėti, kas yra geriausias tame, toj srity ir ką tas geriausias daro, kaip jis tai daro. Pavyzdžiui, dabar futbolas, dabar yra Ronaldo. Ten svaigsta dėl to Ronaldo. Gerai, sakau, Ronaldas, man ten su čia būna to reelsų, visokių video. Ir ten kai kurie reelsai yra kaip bairiai išsukti. Bet aš sakau, bet tai kaip čia iš tikrųjų galima pažiūrėti visai iš nejuokingos pusės. Sakau, pažiūrėk, kaip
jisai geriausias pasaulyje ir jisai vis dar dirba daugiausiai. Nesvarbu, kad jisai jau geriausias pasaulyje. Jisai vis dar labiausiai dirba. Matai video tą, kur sakau, tu man pats atsiudai, kaip jisai ateina su visais po treniruotės papildomai padirbti. Po treniruotė visi dirba, papildomai padirbti atėjo kažkokia dalis ir visi išėjo, jisai vienintelis salėse kulikės, jisai vis dar dirba. Nes jisai, todėl jisai yra geriausias. Jis sako, tai kad tu nueini tiesiog pasirodai treniruotėse į futbolą, tai dar negarantuoja to, kad tu iš tas kažkas gausi. Visas darbas reikia po užklasinėje veikloje. Ką tu po tai darysi, ką tu papildomai darysi. Lygiai tas pats mokykloje, lygiai tas pats sporte, lygiai tas pats bet kur, ką tu bedarytum. Ar verslininkas norėsi būti, ar šokėjus, sakai, būsi tapytojų, ar dar kažkur. Viskas slypi tame darbe. Tai sakau, yra labai smagu, gražu žiūrėti tos klipukus, čia biški, parė čia biški, laurų nuskina čia biški dar kažko, biški, bet iš tikrųjų tas biški nėra biški, tas yra labai sunkus ir alinantis darbas ir jisai pats mato, kaip man tenka dirbti. Man pastoviai tenka dirbti, kaip anksčiau sakydavo. Tai tavęs anksčiau visą laiką namuose praktiškai nebūdavo. Bet nebūdavo manęs namuose, ne todėl, kad aš kažkur tai būdavau. Laikas smagiai leisdavo. Jis žino, kad aš savo laiko visiškai neleisdavau. Aš savo visiškai laiką neturėdavau, asmeniškai. Ir pastoviai dirbdavau ir papildomų dirbdavau ir dar dirbdavau dėl to, kad šeimą man reikėdavo išlaikyti visą. Dabar biškai situacija pasikeitė. O jei dukra norėtų? Ir, pavyzdžiui, tau, man asmeniškai negražus. Tai negražu. Nes man, pavyzdžiui, krepšinė, aš pasakysiu pas mane, mano sūnus, yra Kobe Bryantas, jisai po varžybų pralošė, jisai prašo, kad aš jį nuvežčiau ten vėlai vakare, mėtyti, atsportuoti tai, ko jis nepadarė. Ir, žodžiu, aš matau, ten visiškai, treneriai mato jame. Ir, aišku, jisai su sesė namie, tą kažę pamėto ir sesė sako, aš labai noriu. Ir aš nuvedu tą sesį ir tai sesį sekas tam krepšinį. Bet man, pavyzdžiui, aš negaliu tiek laiko skirti, aš, pavyzdžiui, vežioju visą laiką, ten būnu į varžybas, man nekyla kažkoks vidinis paskui daryti viską tą, ką dariau su juo, su ją. Nors, tipo, gal galėtų matytųsi, bet kažkas ne. Kaip tau, sakau, tai dukra koviniam sportui. Tėčio pavyzdį. Aš kaip ir susakiau to, kad man yra nesvarbu, ką tu pasirinksi, man svarbu, kad tu būtum laimingas. Visiškai. Bet tu turi vis tiek pasirinkti tai, kas tau neša laimę. Ir aš norėčiau matyti, kad tu tikrai stengiasi tai daryti. Ne tiesiog eini, kad eiti, pasirodai, kad pasirodyti, o tu tikrai įdedi effortą, pastangų. Tu įdedi pastangų visam tam reikalui. Ir jeigu netgi dukra sugalvotų boksuotės ar krepšinį žaisti ar dar kažką. Jeigu aš matysiu, kad jinai yra tikrai laiminga, tai darant. Ir kad jinai tikrai turi svajonių ir įdeda pastangų, tai kas aš toks, kad priešinčiausi. Tai yra jos gyvenimas. Aš neturėjau tokios galimybės, kai aš buvau jaunas. Man niekas neištiesdavo pagalbos rankos, man pačiam reikėjo labai daug padaryti, kad aš galėčiau būti ten, kur aš esu. Tai jeigu aš dabar turiu galimybę padėti savo vaikam, tai čia yra, man atrodo, man pačiam tokia kaip gyvenimo dovana. Aš pats jausiuosi puikiai, jeigu aš žinosiu, kad aš prisidėjau prie jų gerovės. Ir kad jie užaugę nepagalvos, kad jis yra, nesikeiksiu. Kažkoks netoks. Ja? Kad man neleido mano potencialo atskleisti. O jisai kaip tik mane paskatino, mane privertė ir galbūt kartais nepatogiai vertė jaustis, todėl kad jisai stengiasi spausti iš manęs daugiau, negu aš buvau pasiryžęs tuo metu duoti. O kaip neperspausti? Turi jausti. O tam yra bendravimas, pastovus bendravimas, turi jausti žmogų. Ir faktas yra tas, kad turi būti vyro ir žmonos arba būsio vyro ir žmonos tokia sinergija. Pavyzdžiui, man
kai kurios dalykus sūnus nepasipasakoja, kurios pasipasakoja mamai. Ir man, žinok. Ką mes čia darom blogai? Nes mus labiau gerbia ir mus labiau bijo nuvilti. Mūsų nenori nuvilti. Nes va čia buvo. Nes čia pataisysit? Čia bijau ar gerbia? Ar čia Čia realiai? gali būti iš pagarbos, gali būti iš baimės. Labai priklauso nuo tėčio auklėjimo būdo. Nu, tai bijo ir gerbia. Jeigu, pavyzdžiui, auklėjai bausmėm, tai nepasakys kažko iš baimės. O jeigu auklėjai nebausmėm, o tarkim susitarimu, ten pagarba, tai tada bus iš pagarbos. Arba Nu, vat, tuo, kas nenoriu laukia. Jo. Čia baimė yra, jeigu pasakai, kas laukia, jeigu ne. Čia baimė. Gerai, jeigu laukia blogi dalykai, tai tada ugdai su baime vaiką. O jeigu labiau su paskatinimu, nu ir ten pasimokysi, gerai pasieksi kažkokių rezultatų, ves laukia ten kelionė į Disneylandą. Tai čia yra auklėjimas su paskatinimu labiau. Nu, baimė ir pagarba labai šalia. Ja? A ne? Nu, man tai atrodo, kad taip. Baimė ir pagarba. Tai lygiai tas pats baimė nuvilti. Nebūtinai ta baimė turi būti kažkokio fizinio smurto, Nu, taip. tada kažko. Baimė nuvilti, baimė nepateisinti lūkesčių. Baimė nuvilti savo autoritetą. Tai lygiai tas pats yra, todėl, žinai, kartais jie pasipasakoja mamai, kur yra minkštesnis taškas, kur galima išsisakyti kažką, bet tik tais tėčiui nesakyti. Pažįstama, dabar stengiuosi šitą irgi kažkaip galvoju, nu būtų fainai viską žinot, bet jau matyt. Nu, šiaip būtų geriausia, jeigu žinot, tada aš vis laikiam sakau, aš privalau žinoti tokius visokius dalykus, kai aš žinau, aš galiu būti pasiruošęs. Ir padėti galiu. Galiu tada, jau atėjus situacijai, galiu padėti tau ją išspręsti. Aš sakau, jeigu man situacija ateina, visi žino, tik tais ne aš. Aš sakau, nežinau, į kurią kryptį pradėti eiti. Nu, kaip man ją spręsti? Ar iš tos situacijos iš pykčio išnirčiau, kad aš nieko nežinau, čia kaip iš giedro dangaus nukritę. Ar aš jau galiu būti pasiruošęs tam. Tai sakau, jeigu turėjai drąsos prisišykti, tai jau turėjai drąsos, sakau, ir prisipažinti, priimti atsakomybę, o ten jau žiūrėsim, kaip suktis toliau situacijos. Jau pabaigą norėčiau, turim su patirtim žmogų, kaip įsiskyrus į naują šeimą įvesti vaikus. Labai aktualu. Nu, vat jeigu. Kaip? Nu, nes vis tiek, pavyzdžiui, čia kažkas naujo, ne, vaikams. Ir kaip čia pažindint, tai vaidinti, va čia kokia. Nu, kaip tai daryti natūraliai? Tai vienas iš pirminių dalykų tai turbūt yra neskubėti pažindinti. Ne, nes viena iš didžiausių klaidų yra, kai trečias pasimatymas ir jau tempiu ir va čia pažingytės vaikam. Vaikam nereikia matyti, kaip tu ieškai naujo partnerio. Sakyčiau, kad reikia jau turbūt žinot. Na, ne tai, kad žinotų, negali žinot, ar čia tas žmogus ar ne, bet kad jau yra saugu pažindintis plačiau, ne tik, kad mes dviese, bet ir traukiant vaikus. Ir vaikai gali priešintis. Tai irgi yra normalu, kad nenorės, ką tu čia ten tėtį ar mamą bandai pakeisti. Bet apsitrynus vėliau reikia turėti omeny, kad adaptacija bus, ypatingai kai prasideda gyvenimas kartu ir ta adaptacija gali užtrukti net iki 2-3 metų. Kuo didesni vaikai, tuo ta adaptacija yra ne tai, kad gal sunkesnė, bet aštresnė, nes vadinasi, kad naujas šeimos narys ateina į daugiau nusistovėjusių taisyklių. Tai tarkim, aš su savo dabartiniu vyru mes jau 5 metai kartu ir kai jisai atėjo, mano sūnui buvo ten 9, nu ir mažesnis dar buvo, tai jisai atėjo ir 9 metai mes jau turėjom savo taisyklės. Ir jisai irgi ateina kaip vyras, kaip autoritetas ir jam kai kurios mūsų taisyklės nesuvokiamos. Tai tos trinties, to aštrumo tikrai yra ir ta adaptacija vyksta ne tik tam naujam šeimos nariui, bet ir man, ir vaikam. Ir tai yra, kaip nepataisoma, bet išgyvenama labai daug kalbant apie tai. Žinau, čia tokia kvaila, lėkšta, visiems žinoma taisyklė. Kalbėkitės. Bet tai labai reikalinga.
Okay, o šiaip, jeigu dabar atkeltum savo pradžią nuo santykių, ar kažką keistum gyvenime, kaip nugyvenai su pora, ar kažką darytum kitai? Nežinau. Nėra tokio, kad čia galėjau, ne? Galbūt ne tik su pora, galbūt man apie savo gyvenimą reikėtų susimastyti. Nes aš toksai kaip darboholikas esu ir galbūt aš galbūt neskirdavau tiek dėmesio. Sakau, vėlgi, čia galima ir santykiuose kalbėti, galima ir apie save asmeninį savo gyvenimą kalbėti. Aš neskiriu dėmesio savo kokybiško, nerandu savo kokybiško laiko. Tai būdavo galbūt taip, kad aš irgi kažkur tai skristi, pailsėti, nuvažiuoti, pailsėti, kažkur tai pabėgti nuo kasdienybės ir pabūti su šeima. Aš tokio galbūt laiko nerasdavau savo. Nes pastoju, visokių, kaip ir čia dabar atvažiuoju, tai kasdienybė. Tokie dalykai, kur pastovi kažkur tai veiki, kažką veiki ir savo tą laiką, kur tu gali laisvą būti arba tiesiog pasikviesti į pasimatymą. Jo, žmogus, kur ten 10 metų gyveni, ten papietavo kažkur. Tolėdi čia. Buvo prieš tai pokalbį atėjęs toksai planuotojas laiko, tai jisai sakė, kad pirmiausia yra, jei prioritetai kaip pas mus šeima, sveikata ir tada darbas. Ir tada bus labai viskas gerai. Ir mes dažnai tą darbą permetam į viršų, nes atrodo, kad darbas ir padeda ir šeimai, ir sveikatai, aš čia savo rasiu, ir tada pinigų, bet iš tikrųjų tai viskas kaip ir labai iškreipta, nes iš esmės, gal aš sakyčiau net aš šeima ir tada, nes koks ką aš galiu duoti, tada turbūt šeima gauna ir, žinai, ir tada darbas ateina. Bet tai yra labai sunkus darbas. Tai yra sunkus darbas. O jeigu dar žmogus yra tas darboholikas, kuris, ten, tai tada iš viso yra sudėtinga ir... Bet sakau, šis laikais yra tas dalykas fainas, kad daug informacijos ir pagalbos tu gali kelių mygtukų paspaudimų gauti. Bet reikia dar įsirinkti, nes galbūt informacijos tiek daug. Google review. Google review gauti. Bet esmė ta, kad viskas yra įmanoma, tiesiog, žinai... Reikia stebėti save, analizuoti ir žinoti, ko tu nori, kur tu nori eiti. Jeigu be krypties tu irgi toli nenueisi. Jeigu tau viskas tinka, tau viskas patinka, tai prašom važiuokit. Bet turi tada žinoti, ar tau rūpi, ar tinka ir patinka kitiems šalia tavęs esantiems žmonėms. Jeigu yra įmanoma kažkur tai pasitemti, kažkur tai patobulėti, pasikeisti, tai yra sveikintina daryti. Jeigu, žinai, tau nenukinksmės ir tavo prioritetinių darbų ir reikalų. O ką savo palinkėjai 24-iems? Koks tavo tikslas 24 metų? Nelinkėjau. Nelinkėjai? Ne. Bet reikia tik... Žinai, kaip yra. Visi savo jo resolutions tos daro, linkit savo dar kažką. Aš tai čia kasdienis darbas. Tavo, ne? Okay. Tai nereikia laukti naujų metų, kad savo kažką palinkėti. Dar šiemet buvo ir pirmadienis, žinai, kur nauji metai, pirmadienis. Jo. Tai tiesiog tu kiekvieną dieną turi tai daryti. Turi kiekvieną dieną tai daryti. Tai tada gerai, tavo aišku, tada gal mūsų žiūrovėms, yra ir žiūrovų keli, bet gali palinkėjimą tada jiems, tokį, Sergejaus, 24-iems. Čia galbūt jo palikimas, manau, toksai amžinas yra. Aš daug žmonių sakau, kad nebijokite būti savimi. Tai yra turbūt didžiausia visų mūsų baimė nuo vaikystės. Mes visi stengiamės pritapti, įtikti kitiems žmonėms. Darykite tai, kas jums patinka. Mėgaukitės gyvenimą. Jūs būsit laimingi, patikėkit manim, ir visi aplinkui jūsų bus lygiai taip pat laimingi. Ir netgi kai kurios nelaimingus, surūgusius žmonės jūs sugebėsit padaryti laimingais. Tada, kai būsite jūs nuoširdžiai laimingi. O to jums ir linkėsiu. Ačiū. Daiva, o ką besiskiriantiems? Kokių klaidų nedaryti? Besiskiriantiems. Top 5 klaidų nedarimo, žinai? O aš gal vietoj 5 Gerai, klaidų, nesvarbu, tai aišku, tą tokį vieną, jeigu jau skiriatės, tai tebūnie ta intencija, kad mama ir tėtis
stengiasi, kad vaikai vis tiek liktų saugus. Tai psichologiškai, emociškai, jeigu reikia ir finansiškai. Nekariaukite, ne? Ir tas ketinimas po skyrybų išspręs labai daug problemų. Tiesiog kiekvieną dieną savo primint, kad aš turiu būti mama, aš turiu būti tėtis ir mūsų net po skyrybų pareiga yra, kad vaikai užaugtų emociškai brandus. Gerai, puiku. O aš tada tiems tėčiams bėgliams, kol jūs laukiu, parašiau eilėraštį. Tai paskaitysiu, gerai? Poeziją užbaikim. Kiekvienam pasaulio vaikui santykių su tėčiu reikia. Tik dėja, ne visiems tėčiams noris vaikučius mylėti. Kartais vyrai taip galvoja, vaiko meilė jiems antroji, bet aš noriu, kad žinotum, vaikai myli jūs vienodai. Ar pavargęs, ar išgėręs, ar skyrybo šeimoje bėdos, nepamirškit jūsų vaikui santykių su tėčiu reikia. Tai ačiū labai, kad atvykot, pašnekėjom, tokia kaip ir skyrybų tema gavosi, bet tokia turbūt labiau kaip nesiskirti ir kaip išlikti žmonėm, net iki po skyrybų ir svarbiausia tėvais. Tai ačiū labai. Ačiū. Ačiū.